Tai yra biomedicininė elektronika. Biomedicininė inžinerija Amerikos top 100 specialybių 2013 buvo įvardinta kaip pirmoje vietoje esant. Vienam žmogui Austrijoje buvo primontuota bioninė ranka. Tai, žodžiu, šitas kūrinys ir iliustruoja tą biomedicininę elektroniką, kuri susieja elektroniką su medicina. Tai jeigu turit polinkį į technologijas, bet nesat visiškai tikri, kad jau esate tokie ir inžinieriai, bet norit kažkiek susijęti save ir su tais gamtos mokslais, truputį su žmonėm, tai siūlyčiau stoti čia. Tik tais tiek, kad tikrai neapsigaukit, čia nėra medicina ir to tikėtis nevertėtų. Tai biofizikos laboratorijoje atliekami pagrinde biofizikos ir žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. Tai čia studentai gali atlikti įvairius tyrimus savo baigiamiesiems darbams. Biomedicininę elektroniką pasirinkau būtent todėl, kad visada svajojau apie kūrybingą darbą, tokį, kur galėčiau kažką sukurti. Mes esame biomedicininės inžinerijos laboratorijoje, kurioje studentai atlieka 2 modulių laboratorinius darbus. Šioje laboratorijoje studentai atlieka ir baigiamuosius darbus, būtent kuria savo prietaisus baigiamiesiems darbams. Aš pasinaudojau šių radarų pagalba išmatuoti žmogaus kvėpavimą. Gali nustatyti, tarkim, jeigu žmogus yra tokia liga kaip ir miego apnėja, kurios metu sustoja kvėpavimas žmogaus. Tai jisai gali nustatyti, ar kada buvo sustojęs, būtent ir kiek laiko tas kvėpavimas. Mano baigiamasis darbas yra susijęs su kineziterapija, tai yra jutiklių sistema, kuri padėtų kineziterapeutui įvertinti reabilitacinį procesą. Žinojau, kas tai per specialybė. Rinkausi ją, būtent todėl, kad jinai mane, kažkaip tai patraukė. Dirbu 9 metai klinikos. Tai yra ultragarsinės ir branduolinės medicinos aparatūros priežiūra. Visa aparatūra mūsų ligoninėje yra pati moderniausia. Studentai baigę biomedicinės elektronikos studijas yra laukiami Lietuvos sveikatų mokslo universiteto ligoninėje Kauno klinikose. Biomedicininė elektronika yra tas mokslas, kuris leidžia pritaikyti elektronikos žinias žmogaus gyvybiniams parametrus arba jų žmogaus gyvybinių parametrų stebėsime. Ar tiesiog jau man atsidarius įrenginį, net jo neatsidarius, aš jau žinau iš esmės, kas yra viduj. Ta prasme, jau tas žinių lygis visai kitoks. Happy to be here.